Dar vieną skundą perskaitysiu. Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Vytautui Šilinskui skundas dėl ANTA agentūros prie LRADM Šiaulių 3 teritorinio skyriaus vedėjos Linos Šalkmerienės mane Badu Mariną suklastojus sveikatos dokumentus, suklastojus klausimyno atsakymus, nepažymėjo teisingai nei vieno atsakymo. Aš turėjau nedarbingumo pažymą. Aš skaitysiu ne per telefoną, tai bus greičiau. Kadangi aš turėjau nedarbingumo pažymą ir nedalyvumą ar dalyvumą turėjo priimti per 3 dienas, bet nedalyvumą priėmė per mėnesį ir 12 dienų. Badu Marina 2 mėnesius ir 10 dienų. Ministre Vytautai, Šilinskai, Lietuvoje teisinėje demokratinėje valstybėje vyksta labai žiauri situacija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija giriasi, kad Lietuvoje mažėjo neįgaliųjų, o neįgaliųjų Lietuvoje mažinama labai žiauriu būdu. Neįgalieji, kurie turi daug sutrikusių funkcijų, ANTOS agentūros vedėjai padaro sveikais ir Badu Mariną. Šiaulių ANTA agentūros vedėja Lina Šalkmerienė nevertino sutrikusių funkcijų tyčia. Jos tikslas buvo padaryti sveiką ir Badu Marinti. Jei Lietuvos įstatymai negalioja, ji pažeidžia žmonių su negalia teisės. Žmogaus teisių konvencijoje parašyta, žmonių Badu Marinti negalima, kankinti negalima, žiaurus nusikaltimas. Sutrikusios funkcijos: kaklo sutrikusi, peties sutrikusi, stuburo sutrikusi, kojos sutrikusi funkcija, riboti judesiai dėl skausmo, hipertenzinė širdies liga, pakeliu labai mažą krūvį, uždūstu, trūksta oro. Prašau, ministre Vytautai Šilinskai, stabdykite šią įsigaliojusią
neteisingą ir žiaurią reformą, kuri veikia nuo šių metų sausio 1 dienos. Nelaukite, kol žmonės neįgalieji žudysis vonioje, šoks nuo tiltų, eis ant traukinių bėgių, skandinsis ar kitokiais būdais žalosis save. Iš nevilties, nes neturi už ką nusipirkti, pavalgyti, susimokėti mokesčius. Nusipirkti vaistų. Ar žinote, kokia tuo metu psichologinė būsena žmogaus, kai žmogus badu marinamas daugiau nei 2 mėnesiai? Taigi, ar ši Šiaulių vedėja gali toliau dirbti ir klastoti neįgaliesiems žmonėms sveikatos dokumentus ir badu marinti? Ir kiek Lina Šaltmerienė nuo 24 sausio 1 dienos padarė neįgaliųjų sveikais ir badu marina, kitoje šalyje jau seniai netektų licenzijos, būtų atimta mažiausiai 5 metams. Ministre Vytautai Žilinskai, keiskite klausimyno pildymą. Klausimyną turi pildyti tik neįgalieji, kaip Švedijoje, Danijoje, Estijoje ir kitose šalyse. Nuo to, kaip neįgalus užpildo klausimyną, nuo to ir priklauso, kokia pagalba reikalinga neįgaliam. O pas mus pildo specialistai, kad neįgalieji negautų jokios pagalbos. Padaro sveikais. Stabdykite ir keiskite šią žiaurią negalios reformą. Šis skundas parašytas Liepos 10, taigi apie rugpjūčio 10 turėčiau gauti atsakymą, aš jumi tikrai perskaitysiu, įdėsiu.